Labadiena, aš Imantas ir šiandien jums papasakosiu apie brendį. Brendis gaunamas destiliuojant baltąjį vyną arba kartais raudonai. Raudonasis tai žinoma yra metaksa, pats populiariausias Graikijos gėrimas. Stiprumas brendžio yra 40%, jisai patiekiamas 18–20 laipsnių. Išgaubtose taurėse brendžiui pilama 1/7 taurės. Brendis yra popietės gėrimas, todėl gali būti patiekiamas su kava, o brendis pagamintas konjako regione vadinamas konjaku, nes tam yra tam tikros taisyklės, jisai turi būti destiliuotas 2 kartus ir brandinamas ąžuolo statinėse. Ir jo patekimo temperatūra 18 ir 21 laipsnis ir patiekiama tulpės formos taurės. Aš jums pagaminsiu šiandien kokteilį su brendžiu, kuris dažnai vadinamas vaisių salotomis, nes įeina vaisiai ir tikrai yra labai saldus ir skanus. Taigi pradėsim gaminti. Taurę pripildysim 2/3 grūsto ledo ir supilsime komponentus. Šie gėrimai vadinami vaisių salotos vyno padaže, nes naudojamas vynas arba šampanas. Šį kartą aš naudosiu spiritinį gėrimą brendį ir tikrai bus labai skanus gėrimas. Sudedama 50 gramų apelsinų ir supilsime sirupus. Pilame 10 sirupų, 10 gramų sirupo vyšnių. Toliau eina apelsinų sirupas. Jo bus šiek tiek daugiau, bus 40 gramų. Ir spausime šviežių sulčių citrinų 10 ml. Supilimas sultis ir bus pagrindinis komponentas mūsų brendis. Brendžio įeina į sudėtį 60 ml. Naudosime brendį myself. Pabaigai papuošime. Puošime citrinos skiltele. Ir vyšnaitę bei mėtomis. Bei mėtos šakelį uždėsime, galime įsmeigti pačią citriną. Viskas, kokteilis paruoštas. Labadiena, aš esu Nerijus. Kalbėsiu apie viskį. Viskis yra vienas populiariausių gėrimų pasaulyje ir pats populiariausias angliškai kalbančiose kraštuose. Žmonės iki šiol nesutarė, kur viskis atsirado, Airijoje ar Škotijoje. Ginčiasi pastoviai, bet ginčiai kyla ne vien dėl to, kur atsirado viskis, bet ir kaip jį reikia gerti. Vieni sako, kad galima gerti tik gryną, kiti tam prieštarauja ir mano, kad reikia gerti būtinai su vandeniu ar su ledu.
Viskių yra 4 rūšių. Airiškas, škotiškas, kanadietiškas ir amerikietiškas. Škotiškas išsiskiria tom, kad turi dūmų aromatą. Airiškas yra brandinamas panaudotose statinėse, kuriuose jau buvo brandintas vynas Jerezas ar Romos. Amerikietiškas išsiskiria tom, kad yra pagamintas iš kukurūzų, o kanadietiškas yra maišytas tiek amerikietiškas viskis, tiek škotiškas ar airiškas. Šiandien padarysiu kokteilį airiškoji rožė iš viskio. Jam naudosiu viskį Valentine's, granatų sirupo manin ir citrinos natūralių sulčių. Reikia 10 granatų sirupo. Citrinų sulčių ir 40 viskio. Čia yra aperityvinis kokteilis, dėl to šiaudelio dėti nereikia, bet papuošiu rožę, kad efektingiau atrodytų. Labą dieną, esu Gražina Petrauskytė. Šiandien jums trumpai papasakosiu apie džiną ir džino kokteilius. Džinas tai kadagių uogų aromatą turintis stiprusis alkoholinis gėrimas. Jo stiprumas siekia nuo 34 iki 47% alkoholio. Džinas tai neutralus grūdinių kultūrų distiliatas, kuris gamybos metu yra pagardinamas įvairiais prieskoniais ir svarbiausia kadagio uogais. Pradžioje džinas buvo kaip vaistas, nes visi tikėjo kadagio uogų gydomosiomis savybėmis. Po 1700 metų vykusio karo anglų jūreiviai parsivežė džiną namo kaip olandų narsą. Džinas pagal populiarumą pasaulyje užima 2. vietą po viskio. Jis patiekiamas žemoje storadugnėje stiklinėje su ledu. Nepamainomi džino palydovai yra citrina, žalioji citrina, likeriai, tonikas. Ir šiandien aš jums paruošiu džino kokteilį apelsino žiedas. Taurę jau pasipuošiu iš anksto. Jam reikės džino ir apelsinų sulčių. Mezurėlė pilu 20 ml džino, 30 ml, atsiprašau. Prieš tai atsišaldome taurę. Paruošimo būdas plauktuviai. Ir pilu 30 ml. Plaktuvė taip pat dedu keletą vandenį morto. Ir keletas apsisakys padės. Tada išpilu
Labą dieną, esu Eimantas Zarys ir šiandieninė mano pristatymo tema yra tekila, tekilos kokteiliai bei kokteilis Toreador. Truputį trumpai apie tekilą. Turbūt anksčiau buvo sakoma, tekila dar nelabai populiarus Europos šalyse gėrimas, bet dabar jau nemanau, kad reikia pristatinėti. Tekila visi žino, kad tai yra stiprus alkoholinis gėrimas, gaminamas iš Meksikoje, tikroji tekila gaminama Meksikoje, būtent iš mėlynų agavų spirito. Reglamentuojant 51% alkoholio turi būti būtent mėlynų agavų, kita dalis procentaliai gali būti visų kitų spiritinių gėrimų ar tenais kitų sulčių. Istorijos dalis yra tokia, kad netgi indėnai Meksikoje buvo pradėję gerti raugintas sultis. Raugintas agavų sultis. Ispanų užkariautojai vis išmokė, kaip reikia distiliuoti, kaip reikia jas rauginti. Tuomet jie pradėjo gerti pirmą kokteilį, kuris vadinosi, jeigu nesuklysiu, pulkė. Iš tikrųjų, daugiau apie tekilą nelabai kad ir ką galima papasakoti. Visi jau žino daug daug nėra ką daug pasakot. Būna auksinė, būna sidabrinė ir būna ajaro tekila, kuri yra ilgiausiai grandinta. Aš šiandien padarysiu kokteilį Toreadoras. Jisai nedaug skiriasi nuo tekila Sunrise, bet turi savų bruožų. Tam mums reikės tekila sauza, damų likerio, koktelis ledukų, kokoso drožlių papuošimui, grietinėlė pačiam kokteiliui, slapta grietinėlė papuošimui, kakava ir sirupas, kad kokoso drožlės gražiai priliptų prie taurės kraštų. Gerai, pradžiai pasidarysime taip, jog atsišaldysime taurę. Įsidedame ledukų. Šis gėrimas iš tikrųjų dažniausiai yra geriamas po valgio, kaip po deserto, kaip vakarinis gėrimas, prieš einant į klubą ar jau pradedant linksminti. Tada tuomet į maišytuvę įsidedame 2-3 ledukus, kad atšaldytume kokteilį. Plaktuvę pilsime 30 ml tekilos. Ml damų likerio. Ir 10 ml grietinėlės. Kaip ekspertai teigia, šitą kokteilį reikia energingai užplakti. Pabandykime. Kol kokteilis šaldosi, mes pasiruošime taurę papuošimui. Merkiam į sirupą. Tuomet į kokoso drožles. Pilame atšalusį kokteilį, šaldytą taurę. Papuošiame slapta grietinėle. Ir apibarstome kakavos milteliais. Štai kokteilis. Ačiū dėmesį.